Sveiki, čia Greičio linija. Laida apie tuos, kuriems greitis daugiau nei judėjimas pirmin. Tai jausmas, kuris sugrįžta kiekvieną sezoną iš naujo. O kartu su pavasariu į trasas sugrįžta ir automobilių sportas. Šiandien laidoje pokalbis su daugkartiniu Lietuvos ralio čempionu Vytautu Švedu. Po sugrįžimo į ralį jis nestabdo. Šiemet startuoja su nauju Volkswagen Polo GTI R5 ir pasitinka sezoną kupinas naujos energijos. Taip pat pažvelgsime į automobilių sporto užkulisius, ten, kur viskas dėliojama dar prieš užsidegant starto šviesoms. Susipažinsime su vienu iš Lietuvos automobilių sporto federacijos žmonių, kurie šį ritmą palaiko kasdien. Pavasaris automobilių sporte – tai nauja pradžia. Nauji planai, nauji startai ir naujas greitis. Vytautas Švedas tai puikiai įrodo. Po pertraukos sugrįžęs į ralio trasas, jis ilgai neužtruko. Sėdo prie Mitsubishi vairo ir savo klasėje iš karto tapo čempionu. Gyvenimas įdomus tuo, kad jisai turi ir dovanoja tau šiokių tokių netikėtumų. Tai aš niekada nesakiau, kad aš išeinu su visam. Aš sakiau, kad reikia padaryti šiokią tokią pauzę. Ir šiokią tokią pauzę sugrąžino norą lenktyniauti. Tai kai jisai grįžo 25 metų sezoną, paėmėm tą žinomą kryptimi, su žinomu automobiliu, su Mitsubishi Evo 9. Tikrai puikiai pasivažiavom, bet per didelių tikslų, bet per didelės rizikos, važiavom 110% ant kelio ir tas pasiteisino. Manau, kad 26 metų sezonas turėtų būti identiškai toks pats. Būkim realistai, bet laikrodis muša ir jau išmušė ne vienus metus man ir Žilvinui be abejo. Tai Žilvinas jau atšventė savo gražų 60 jubiliejų praeitais metais. Aš irgi ne jaunuolis, tai būkim realistai, turbūt pasikandžiot su pačiom greičiausiom mašinom, su jaunaisiais azartiškais lenktynininkais jau nebepavyks, bet pasimėgauti procesu, pasidžiaugti atmosfera, pabūti savo mylimame Volkswagen automobilyje, mylimos markės. Manau, kad tikrai pavyks puikiai ir jaučiu, kad jeigu pavyks pakaifuoti viduje, tai ir laikai ilgainiui taps vis geresni ir geresni. Nusprendėm su Žilvinu grįžti su aukščiausios prabos technika, tai už manęs matot mūsų naują ginklą šių metų sezonui, tai Volkswagen Polo R5. Praėjo nemažai laiko, kiek čia mes, 5, 6, 7 metai, tai turbūt sunku atsiminti kažką, bet automobilį vairuoti pakankamai lengva, suprantama, bet išnaudoti geriausias jo savybės ir dinamiką posūkyje ir suprasti tą ir atsirinkti teisingiausią važiavimo stilių, tai yra misija numeris 1 man. Nes aš įpratęs nuo kaulų smegenų prie Mitsubishi vairavimo stiliaus, su kurio aš galiu važiuoti naktį, užsimerkęs rūke ir tikrai žinau, ką jisai padarys bet kuriuo momentu. Čia visgi svorio centras, blokiruotės, posūkyje važiavimas yra visiškai kitoks. Tai va, tas ir įdomu vėl surasti, vėl tyrinėti, vėl ieškoti to geriausio, stabiliausio ir greičiausio šio automobilio panaudojimo trasose. Tai šiuo tikslu ir gyvensiu šiuos metus, kad jausčiausi jame kaip ir savo praėjusiuose Mitsubishi Lancer Evo automobiliuose, kad tikrai jausčiausi, užtikrinčiau negu dabar jaučiuosi ir be abejo su užtikrintumu ateina greitis ir visi kiti dalykai. Tai to ir sieksim šiais metais. Net ir gyvenant tokiu tempu, pavasaris atneša balansą. Vytautas užsiminė, kad šiemet laiko atsiras ir veikloms už trasos ribų. Šiaip visi metai pas mane yra suskirstyti į tam tikras užduotis. Vienais metais aš turiu įvykdyti Ironman, padaryti triatloną, kitais metais užlipti į kažkokį aukštesnį kalną. Tai šie metai paskirti būtent
kokybiškam sugrįžimui į tą aukščiausią lygą, į automobilių ralį, tai pabandysiu daugiau laiko skirti treniruotėm, daugiau skirti laiko savo, pasiruošimui, stenogramai, būtent tam, kad pasidžiaugti procesu visus metus ir kad pabūti čia ir dabar mašinai ir džiaugtis kiekvieną akimirką joje. Sezonas žada būti gyvas, intensyvus ir kupinas iššūkių. Planai driekiasi ne tik Lietuvos keliais, tačiau apie juos kalbame atsargiai. Tarsi prieš startą, kai dar viskas gali pasikeisti. Šiemet panašu, kad liksime prie Lietuvos čempionato, Lietuvos ralio čempionato. Galbūt paruošiamieji etapai, vienas kitas tikrai programoje yra sprinto etapas, bet toliau iš Lietuvos važiuoti turbūt, kad neplanuojam, nebent į artimą užsienį, Latviją arba Estiją. Bet iš esmės turiu šiokių tokių svajonių kitiem metam, tai apie kurias dar šiek tiek ankstoka kalbėti, bet jos tikrai turėtų būti vyšnia ant torto mano ralio lenktynininko karjeroje ir tikiuosi, jeigu viskas pavyks puikiai šiais metais, kitais metais galėsim suvalgyti tą tortą su visom vyšniam ir užtrenkti ralio lenktynių duris. Planai to ir įdomus, kad jie turi tendenciją keistis, bet iš esmės supraskim, kad nieko nėra amžino. Akis turbūt nebemato tiek, kiek matydavo anksčiau. Kūnas nebekoncentruojasi ir nebesugeba išgyventi tų perkrovų ralio automobilį. Nugara, visi kiti dalykai visgi nejaunin, tai kažkada vis tiek vienaip ar kitaip reikia pasakyti ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai, iki kitų pasimatymų kitose veiklose. Tai tikiuosi, kad pradžiai koncentracija į šios metus, po to matysim, kas bus toliau. Bet panašu, kad finišas tikrai ne už kalnų. Šalia ilgametis šturmanas Žilvinas Sakalauskas. Jų tandemas tarsi gerai suderintas mechanizmas, kuris su kiekvienu sezonu veikia vis tiksliau. Su Žilvinu pirmas lenktynės 2004 berods metais, tai 20 keli metai su 2 metų pertrauka, tai 20 sezonas kartu, tai irgi gražus jubiliejus. Ir nors metai autosporte skaičiuojami dešimtmečiais, Vytauto istorija vis dar juda į priekį. Klausimas apie finišą regis kol kas lieka kažkur toli. Kol trasose bunda varikliai, federacijoje darbas niekada nesustoja. Lietuvos automobilių sporto federacija – tai vieta, kur gimsta sezono struktūra, sprendimai, taisyklės. Čia pavasaris reiškia ne tik pradžią, bet ir patį darbymetį. Šį kartą pažintis su Tomu Bielevičiumi. Tai pirmiausiai turbūt reikėtų pradėti nuo darbo. Tai aš esu automobilių sporto federacijos administratorius. Aš esu vieno didžiausio klubo turbūt teisėjų. Ir teisėjas, ir valdybos narys, ir viceprezidentas. Ir aš šiaip, jeigu taip bendrai paėmus, neformaliai, tai aš, kaip ir Indrė sakė, Indrė yra Indrė, tai Tomas yra Tomas. Aš tiesiog Tomas, aš niekada nepabrėžiu pareigų, to nesididžiuoju, bet to ir neslepiu, aišku, bet aš paprasčiausiai, kaip sakyti, esu čia tam, kad tobulėčiau ir pats, bet kad ir mes tobulėtume kartu ir kaip kolektyvas, ir bendrai turbūt kaip bendruomenė. Tai yra apie mane. Kasdienybė čia dinamiška, kaip ir pats sportas. Vieną akimirką sprendi sportininkų klausimus, o kitą jau dėlioji varžybų detalės. Kiekviena diena kitokia, bet visos jos veda į tą patį tikslą – sklandų sezoną. Nes sportininkams su laiko planavimu reikėtų pasitempti. Ir gerokai šiaip iš tikrųjų reikėtų pasitempti. Kas galbūt patį procesą, jeigu kalbam apie darbą su sportininkais ir jų licenzijavimu, tai jį padaro sudėtingų matymas tik tais savęs ir nematymas, net ne tai gal, kad nematymas, bet galvojimas turbūt apie save. Ir matymas, aišku, aplinkui save ir nieko daugiau. Tai iš principo tas procesas jis ir pasunkėja, gal turbūt taip reikėtų sakyti, dėl to, kad žmonės galvoja tik tais apie save, negalvoja apie kitus. Tas automatiškai ir emociškai pakankamai dažnai šiaip būna sudėtinga, bet kaip sakyt,
sprendžiam, stengiamės dėl visų vienodai, prisitaikom. Norim, kad visi, kaip sakyt, būtų patenkinti tą paslaugą, kurią gauna iš mūsų. Tai įvardinčiau laiko planavimą. Tiems, kurie tik svajoja apie startą, svarbu suprasti. Kelias prasideda nuo pirmų žingsnių, nuo noro, kuris pamažu virsta pasiruošimu, žiniomis ir oficialia licencija. Pati pradžia tai yra mūsų sistema. Mūsų sistemoje reikia užsiregistruoti ir susikurti paskyrą. Paskyra kuriama elektroniniu būdu, vadinkim taip, tai reikia tiesiog elektroninio pašto ir reikia jūsų duomenų. Tai yra vardas, pavardė, elektroninis paštas, gimimo data, telefono numeris, visi šitie baziniai dalykai. Mes šitą informaciją gaunam į sistemą ir mes ją tvirtinam, kaip kad vartotojas galėtų toliau, sakykime, naviguoti toje sistemoje, patvirtinam tiesiog tą registraciją. Tai pats pirmas dalykas yra registracija, visa kita, kas yra toliau, tai yra atitinkamai nuo licenzijų kategorijų skirtingi reikalavimai, tai yra dokumentai, kurių mes reikalaujam. Tai pats pirmas žingsnis taip, tai yra sistema, sekantis žingsnis tai yra paraiškos teikimas toje sistemoje. Tai renkamės discipliną, kurioje dalyvaujam, renkamės licenzijos kategoriją, atitinkamai pagal tai keliam dokumentus, kelia sportininkai, ne mes, reikėtų turbūt pasitaisyti. Taip, sekantis žingsnis yra egzaminavimas. Egzaminus turi visi sportininkai nuo 25 metų. Tai šitas sezonas jau yra antras sezonas, kada yra privalomas egzaminavimas absoliučiai visiems. Net ir tiem, kurie, sakykime, licenzijas turi jau ne pirmus metus, bet ir tiem, kurie licenzijas išsiminėja, kaip pavyzdys, pirmą kartą. Egzaminavimai yra suskirstyti pagal disciplinas, klausimynai ir jų sunkumas, vadinkim, jeigu yra disciplinų kaip ralis, yra pagal lygas. Mini rali klausimynas yra lengvas, sprinte yra vidutiniškai sudėtingas, ralyje, larčia tam vadinamam, jisai yra sudėtingiausias. Ir procesas čia pasibaigia iš sportininko pusės. Tada atitinkamai, ar tai yra fizinis asmuo, ar tai yra klubo sportininkas, jisai moka už tą paslaugą, už licenciją arba už draudimą. Tai pasirinkimai šitoj vietoj yra visą laiką du, kas liečia draudimą. Tai yra galimybė apsidrausti arba pačiam kaip fiziniam asmeniui, arba sumokėti už tai gali klubas. Kas liečia licencijos apmokėjimą, tai iš principo irgi tai yra tas pats, jeigu tai yra fizinis asmuo, nes fiziniai asmenys pas mus gali išsimti licenzijas, ne visas, tai yra C ir B lygos varžyboms, tai jie gali už tas paslaugas susimokėti irgi patys, o visa kita, jeigu tai yra klubo sportininkas, tai jau persikelia ant klubo pečių. Tai procesas yra visiems vienodas. Ir nors pradžia dažnai kupina klausimų, būtent ji atveria duris į visą automobilių sporto pasaulį. Federacijoje dirbantiems žmonėms šis pasaulis daugiau nei darbas. Tai ilgalaikis ryšys su sportu, kuris auga kartu su kiekvienu sezonu. Tai yra turbūt šiai dienai jau iki kaulų smegenų. Prieš istoriją nieko bendro nėra su automobilių sportu, yra tiesiog daugiau mažiau domėjimasis bendrai. Viskas prasidėjo prieš 6 metus turbūt, neturbūt, o prieš 6 metus. Aš 20 metais pradėjau atlikinėti praktiką federacijai. Tai daug davė, daug, kaip sakyt, patirties ir matymo turbūt, kaip vyksta šitie procesai. Teko ir dar kartą ją atlikti, tą vadinamą baigiamąją. Iš viso aš buvau čia 2 kartus iki tol, kol pradėjau dirbti. Ir paskui atsitiko, kaip atsitiko, net nežinau čia kaip įvardinti reikėtų, bet gavau tokią įdomią žinutę iš Indrės. Ir Indrė sako, labas, kaip tau sekasi, ką tu veiki? Sakau, aš nieko, prieš kelias dienas, tarp kitko, buvau baigęs studijas bakalauro. To prasme, atlikau baigiamąją praktiką, baigėsi visi reikalai, baigėsi mokslai ir paklausė, ar norėtum pabandyti ir prisijungti prie kolektyvų. Tai ta idėja gimė turbūt tokia ir dėl to, kad, nežinau, jie pamatė turbūt manį kažkokio potencialo, kada aš atlikinėjau tą praktiką čia. Nes tą, ką aš dabar darau jau 4 metai, su tuo procesu man teko susipažinti ir jį, sakykime, sąlyginai valdyti praktikos metu, kas iš tiesų padėjo.
Ir, ta prasme, tai buvo toks kaip tramplinas turbūt ateinant ir darant šitą darbą, nes jau buvo paprasčiau su tam tikrais dalykais dirbti, faktas daug ką reikėjo mokytis. Mes šiaip kiekvieną dieną turbūt mokomės. Skaitom, ieškom, žiūrim. Ir vis dėlto, kur gimsta didžiausia disciplina? Kurie sportininkai tampa pavyzdžių kitiems? Atsakymų, kaip ir greičio, šiame sporte ieškoti reikia pačiam. Sunku šiai būtų išskirti. Net ne tai galbūt, kad negaliu išskirti, bet su visais būna ir sunku, bet su visais būna ir linksma. Nežinau šiaip iš tikrųjų nuo ko priklauso, kas tam daro įtaką, bet neįvardinsiu, nes praktiškai net ne tai, kad sunku, bet aš sakyčiau turbūt, kad neįmanoma įvardinti. Būna momentų, kada būna labai paprasta, būna momentų, kada truputį užtrunkam su tam tikrais dalykais. Čia turbūt, kaip sakyt, nuo požiūrio, nuo to laiko planavimo priklauso, apie ką mes prieš tai kalbėjom. Ir nuo noro, manau, irgi. Noras irgi turi tam įtakos, nes yra kas tuos kasdienius dalykus tokius gali labai greitai padaryti, yra ką reikia, kaip sakant, truputį stumtelti ir paraginti, kad alio, žiūrėk čia. Aš pamiršau, atsiprašau. Tai va, tas ir smagu. Tai visi turbūt vienodai kartais ir būna tokie neklaužadas, bet visi turbūt lygiai taip pat ir būna tokie paprasti, nežinau. Ne tai, kad ten sutramdomi, bet lengvai išsisprendžia viskas turbūt pagal discipliną. Aš neišskirčiau, nes tiesiog sakau, kad neįmanoma. Vieni kitiems padedame ir norime padėti. Nesvarbu, ar mes esam administracija, ar mes esam sportininkas, ar teisėjas, ar ekipažas, ta prasme, organizatorius, medija, kad ir kas tai bebūtų. Tai mes turim tada, aš ir mūsų kolektyvas turim daug draugų. Manau, kad taip. Iki kitų susitikimų, ten, kur kiekvienas sezonas prasideda iš naujo.